Labą dieną, su jumis vairavimo instruktorius Edgaras ir Marija. Marija praveš mus miestu, pažiūrėsim, kaip pasiruošus egzaminui, pabandysim įvertinti, pasakyti tavo daromas klaidas, pastebėjimus, kai kur reikėtų kažkaip kitaip pasielgti. Tai elgis natūraliai, nestresuo, kad vaizdo kamera yra įjungta ir jeigu esi pasiruošus važiavimui, galim į dešinę važiuoti. Taip, pabandysim imituoti regitros praktikos egzaminą arba mokyklinį egzaminą. Ir taip sakant, ir dabar į kairę važiuosime. Taip pasižiūrėsim, kaip Marija būtų įvertinta su šiandienos važiavimu, kaip jai pasisektų. Tai apvažiuosime apie regitros pastatą. Gerai. Čia į kairę suksim. Teisingai. Matai, kad sunkvežimis stovi, nelindai į pirmą juostą. Jeigu iš apačios būtų automobilis atvažiavęs į įkalnę, ar būtum turėjus praleisti jį? Būtum turėjus jį praleisti. Šaunolė. Ir čia ties tuo mėlynu pastatu, kur priekį matot garažą, ten užduoda 3 klausimus. Šaunolė. Užduoda 3 klausimus iš 20 tų teorinių, kur turite gavę lapą. Ir nuo čia prasidės egzaminas. Tai mes važiuojam iš karto tiesiai čia. Nestojinėsim. Tai dabar į kairę važiuosime. Ir šitoj vietoj, kas yra svarbiausia, tai yra svarbiausia neįsibėgėti šito tiesiu keliu ir neviršyti leistino greičio. Tai kaip ir visose teritorijose leistinas greitis yra koks? 20 km/h šaunolė. Nusileisim į apačią, suksime į kairę. Gerai, suksime į dešinę. Tai susižiūrėkim ženklus visus. Teisingai. Nežinau, ant kiek matėjai, ant kiek čia šiaip sustojai. Tai kas nemato dabar, tai pėstysis ėjo per perėjas, 3 juostas praėjo ir sugalvojo, kad mūsų mašina peis pro galą. Tai gavos, kad be reikalo ir išstovėjom. Aišku, mes turėjom jį praleisti ir viską teisingai pasielgį, bet ką jisai ten sugalvojo, tai sunku paaiškinti. Bijojo, gal galvojo, kad koja pervažiuosi. Artimiausia sankryža į dešinę suksime. Taip pasuksime link Tvorysės prekybos centro. Gerai, ne per plačiai, viskas teisingai, tiesiai važiuojam. Ir ten, kur turim antrąjį važiavimą į dešinę, atliksime T formos sankryžos figūrą. Sargiai su bortais. Tai viskas čia tvarkoj, matai, jinai pešiųjų taku eina.
Gerai būtų buvęs, kas atlikite, tik tais nepamirškit, kad dar turite ir kairėje pusėje veidrodėlį, tai karts nuo karto užmeskite akį į kairės pusės veidrodį. Važiuojam į dešinę. Taip pat kaip įvažiuojant galu, taip ir išvažiuojant priekį, svarbu nepaliesti borto ir ant jo neužvažiuoti. Nes jeigu tik tais vos priliesit bortelį, gausit paprastą klaidą, jeigu užvažiuosit ant jo bent minimaliai, gausit kritinę klaidą. Tiesiai važiuosim. Čia atsargiai vėl perėję, kad nesustotumėt, tai palengva važiuokit. Taip kaip Marija pervažiavo. Kažin girdi mane? Girdės, kai negarsiai kalbu. Girdės. Nu, pažiūrėsim. Pabandyk primint man, ką apie šitą rajoną atsimeni. Kad reikia praleidinėti iš dešinės. Tai, kad visos sankryžos yra lygiareikšmės ir dar kažką turėtum prisimint. Koks leidžiamas greitis? 30. 30 pravažiavai ženklą. Įvažiavę esame zoną 30. Dabar kairę suksime. Suksime į kairę. Šaunolė, viską labai gražiai prasileidai, apsidairys, įsižiūrėjai. Labai gražiai greitį palaiko. Marija važiuoja 27-28 km per valandą, tai nesilaiko maksimalaus leistino, pasilieka šiokią tokią atsargėlę, kad neviršytų greičio. Sankryžą į dešinę suksim, tai jeigu kažkas naujai žiūrit, tai galbūt kažką naują išgirsit, tai iki 10% viršijus leistiną greitį gaunama yra duodama paprasta klaida. Jeigu 10% ir daugiau viršija greitį, kritinė klaida. Tai zonai 30-10% ir 33 km, tai važiuojant 33 ir daugiau gaunat kritinę klaidą. Tai labai plona riba greičio viršijimai. Labai gerai, šauname. Tik drąsiau šiek tiek. Šviesoforų reguliuojamai sankryžai apsisuksime. Jeigu truputėlį papulsi į kadrą, nieko tokio? Nieko tokio, pasistengsiu, kad nenufilmuot. Jeigu šitoj sankryžoje per šitą rodiklę, kuri dabar yra raudona, rodiklė į kairę,
liepęs šito sankryžoje apsisukti. Labai dažnas variantas būna, kad apsisukant iš ten reikia praleisti automobilius, o dabar, kur atvažiuoja taksi, kuris suksis į dešinę, mes apsisukdami turime praleisti šitą automobilį. Tai turėkite omenyje, kad apsisukant, kad ir per rodyklę, vis tiek, jeigu turime kliūtį iš dešinės, mes privalome prasileisti tą kliūtį iš dešinės. Tai apsisukdami, vat kaip ir dabar, lygiai taip pat parodys Marija, kaip reikėtų apsisukti. Drąsiau važiuok, iš priekio nieks net važiuoja, tik tau svarbiausia ten, kur ką tik filmavau. Ir vat jeigu pirmą juostą laisva nieko nėra, iš karto apsisukam ir važiuojame dešiniausią juostą. Ir viskas. Jeigu būtų atvažiavęs tas automobilis, būtumėm turėję jį prasileisti. Ta pirmąją juostą, jeigu būtų atvažiavę kažkas. Apsisukimų, kur vėlgi kalbėjau, aš tenai nusiėmęs telefoną nuo laikiklio rodžiau. Tai pastaruoju metu labai dažnai pagauna ten toj vietoje ant kritinės klaidos, kad apsisukdami neduoda kelio. Tai turėkime Marija, kad būtinai apsisukdama ten toj vietai turi prasileisti. Atvažiuoja kažkas ir sustoji, palieki erdvės pravažiavimui, tai prieš perėję sustoji, prasileidi ir ten užtenka vietos prasisukti mašinytėm. Svarbu, kad kai judi iki to pačio apsisukimo jau judėtum taip sklandžiai drąsiai, nes iš priekio nieks neatvažiuos, tau dega papildoma rodyklė į kairę. Nes jeigu bijodama važiuosi, tai tau užges ta rodyklė. Vėlgi kontroliuokitės važiavimo greitį visada. Jūs nematot, aš matau, kad Marija šiek tiek spaudusi stabdžio pamena, jinai išlaiko vienodą kiam 9, kiam 8 km/h greitį. Sankryžą į dešinę suksime ir jinai su stabdžio pagalba išsilaiko vienodą greitį. Dešinę suksime. Posūkius reikia rodyti, kai keičia eismo juostą. Čia buvo artu tave. Galbūt ne egzamino metu kažką pasakytų, bet po egzamino tikrai gautumėt pastabą, kad nerodot posūkį reiklantis iš juostos į juostą arba keičiant juostą, kitaip sakyti.
šiek tiek tas įrašas toks, kad mažiau kalbėsiu, daugiau žiūrėsiu, kaip Marijai sekas ir tik po to pasakysiu, kaip kas įvyko. Tai bus galbūt nuobodu žiūrėti, bet nenoriu blaškyti, nes Marijos važiavimai eina į pabaigą. Ir jau norim tikrinti, kaip yra pasiruošusi išeiti savarankiškai vairavimą. Šviesoforo reguliuojamai sankryža į kairę važiuosime. Neiškiškit nosis prieš priešinę pusę. Mašinos nosis, ne savo. Aišku, galėjot. Važiuojam, pasižiūrėkite šviesoforo spalvą. Drąsiau. Stenkitės čia dešiniam visą laiką važiuoti, nevažiuokite vidurio keliu. Balto džipo prisiparkuosim lygiai grečiai. Snyriai kol kas. Nesjaudink. Jeigu bijot, kad atsitengsite bortą, visą laiką susistabdykite automobilį, nusileiskite veidrodį ir pasižiūrėkit, kaip realiai stovit nuo bortelio. Tai nepabijokit nusileisti ir pasižiūrėti. Na tai netoli. Tai įsijunk pirmą ir ką darysi? Į priekį pavažiuosi. Ir daryk su vairu, dirb kažkur suk. O kodėl tu nesukai dešinę? Suk vairą dešinę. Pakankamai viskas teisingai, tik tais to pasitaisymo esmės aš jau nelabai jūsų supratau, koks tikslas nuvažiuoti šiek tiek pasukus vairą į dešinę, atgal važiuoti, kad į priekį vėlgi važiuoti tiek pat pasukus vairą į dešinę. Tai jau jeigu pasukot vairą į dešinę ir norit susigaudyti tarpą, tai pasukat į dešinę, tada pasukat į kažkurią kitą pusę, tai yra šiuo atveju į kairę, tam, kad mašina atsistotų lygiai palei bortelį. Išvažiuojam. Šiaip tai viskas tvarkoja čia su tarpu, tik tais vienoje vietoje pasimetė, į kurią pusę vairą sukai. Tai nežinau, kodėl pasimetė, gal gali pakomentuoti pati? Tiesiog pasimetė. Tai jeigu važiuoji į kairę, tarkim priekin važiuoji į kairę ir tau reikia pakreipti automobilį į kairę ir tau reikia pakreipti automobilį į dešinę pusę, tai tada nepamirškite ir vairo pasisukti tą dešinę. Nes dabar gavosi, kad į vieną pusę tik tais. Dabar įjungsiu navigacijos įrenginį, gausit pavažiuoti pagal navigacijos įrenginį. Kitaip sakant, grįžti į regitrą.
stenkitės niekada nepasimest, stenkitės visą laiką galvot, ką darot, kaip darot. Aš galiu tiesiai šviesiai pasakyti, regitros darbuotojai mato, kada jūs esate pasimetę ir 200 metrų staigus posūkis į kairę. regitros darbuotojai mato, kada jūs esate pasimetę ir lygiai taip pat jie vertina, kad jūs pasimetė tam tikroje situacijoje ir bijojat kažką daryti, atlikti teisingai, arba padaryti klaidą, bet paskui iš klaidos išeiti į gerą priparkavimą. Tai nebijokit jūs tų dalykų, bandykit kažką daryti, kažkaip daryti. Ir labiau, kad tu moki, tik tai šiek tiek tą nuokalnę gavus pasimetė vos. Staigus posūkis į kairę. Marija, gal dabar? Tris tokius didokus tarpus bijojai naudoti. Taip? Tai stenkis įsivertinti atvažiuojančių automobilių greitį, atstumą. Pati kur važiuoji, kad išvažiuoji iš akmenimis grįsto kelio. Plius tie automobiliai prieš tą patį akmenimis grįstą kelią, jie nusimažina greitį, jie nelekia 50. Jeigu ten žiūrinti tą dešinę pusę, ten yra Vytauto Didžiojo gimnazija, ten buvo ženklas 40, buvo lėtėjimo kalneliai. Tai visus tos dalykus vertinant, metrų pasukite dešinė. visus tos dalykus vertinant, galėjai įsivertinti, kad tie automobiliai nelekia tokio dideliu greičiu ir atstumas yra pakankamas išsivažiavimui. Pasukite dešinė. Sankryžai mes važiuosime į kairę. Kelio pabaigoje pasukite kairė. Ne, pagal navigaciją važiuojam, bereikalo aš čia pasakiau jums, bet... Pasukite kairė. You've been driving continuously for 3 hours and 30 minutes. Pravažiavam greičio ribojimo ženklą kokį. Teisingai.
juostą. Tai iš 2 eismo juostų galima sukti į kairę, mes renkamės dešinesnę, plus dešinesnioji juosta šiuo atveju buvo netgi tuštesnė už kairę. Tai galėtumėte įvažiuoti ir tą kairesnę juostą, jeigu šita dešinė būtų užimta, bet šiuo atveju pasidarėte viską labai teisingai. Stabtelkime ir apsisukim ribotam plote. Nevažiuokite tolyn, stabtelkit, prašau. Ir apsisukite ribotame plote. Jeigu egzamino metu matytumėt, kad iš priekio ar galo atvažiuoja automobilis, nedarykit apsisukimo. Grįšim į Regitos kiemą. Suksim į dešinę, tada į kairę į stovėjimo aikštelę. Į bet kurį važiavimą į kairę važiuosime, prisiparkuosime galu į dešinę. Viena vieta yra. Ar verta jums ten važiuoti? Vis tiek trūks vietos, ne?
durim atidaryti, tai gal aš kartu pasitaisymą darykit. Pradėjo galvoti pati. Vis tiek važiuot atgal. Taigi į priekį važiuokit, į kur suksit. Nu tai sukit. Jo. Gerai, tai manau, kad egzaminą būtumėte išlaikius regitroje, tai kas liečia jūsų daromas klaidas, tai formos sankryžą dairytis daugiau reikia, tai į kairį veidrodį žiūrėti, persirikuojant iš juostos juostą posūkius rodyti, lygiai grečiam parkavime stengtis nepasimesti, šitoje vietoje vėlgi grįžot sustojo be posūkio. Ir vėlgi parkavimo metu pasimenat, į kurią pusę vairą sukti. Tarsi visi pasitaisimai vyksta į didesnio tarpo pusę sukamas vairas, taip? Tai tarsi net neturėtumėt kažkur mąstyti, galvot, į kur sukti vairą. Jeigu kairiai pusės tarpas didesnis, sukame kairę pusę. Jeigu dešiniai tarpas didesnis, sukame dešinę pusę. Tai ačiū Marijai, kad pravežė mus miestu. Pati įsivertino savo pasiruošimą ir laukit kitų įrašų.